Sveiki! Tai mes šiandien pristatom mūsų filmą. Siaubo filmą Agurkas. Bus pats geriausias lietuvių kurtas siaubekas ir dar kurtas nepilnamečių, paauglių 16-17 metų. Kažką pridursiu? Labai daug pastangų įdėjom, viskas namų sąlygom. Taip, labai daug pastangų, daug juoko, smagių kadrų. Tai čia yra traileris. Ir įdėsim nepavykusius kadrus ir tokį sneak peek apiškį. Eik tu savo, kaip pavargau. Gal kažkas turit papasakoti siaubo istoriją? Žinau tokią dieną apie mano. Tai yra višta su moteris. Eik, tai šitą visi, žinau, šitą neįdomi yra. Čia gimai tas pats, kas skinwalkeris yra tiesiog. Tai patys vis neįdomus. Gal kažką įdomesnio gal? Nu, aš turiu vieną istoriją. Na gerai, pasakok. Kai būdavau maža, visada seneliai pasakodavo, kai miške gyvendavo toks agurks. Jeigu tu jį sutikdavai, tau pradėdavo baisiai vaidentis. Kaip suprastų agurkas miškai? Paprastas agurkas. Sako, kad pabėgo iš apleisto namo kažkokio. O tai pala, man atrodo, kažką žinau. Čia nebesvaikit, maldauju. Ne, bet tai man irgi tas dėdė pasakoja. O kokios rūšies agurkas, kad nežinotumėm, ko jūs saugotis? Tiesiog agurkas. Žalias agurkas. Nu, bet būna rauginti, būna ilgavaisiai. Visi agurkai žali, žalias agurkas. Man sakė, kad ant akmens būna. Jo, ant samanų dažniausiai. Jo, ir jeigu dar palieti, tada iš viso, tipo. Man Arba vaidenas, arba... Man rodos, jūs sapnavote. Grinai. Dviesi tą patį. Nu, visko būna. Ne, čia sąmokslas prieš mumis. Jūs nori, kad mes įsigasom šią naktį nemiegotumėm. Kai pamatysit agurką, tai jūs žinosit. Kokį agurką? tą patį žalią agurką. Jie čia dilgėlių. Au! Kaip tau tas žygis čia sekas? Nieko gero. Viskas šlapina ir mane. Mane irgi. Padrėgmė tas visas. Jau tiesiog galvos skausta. Nes noriu ir valgyti, tiesiog esu pavargusi, noriu į dušą. O kol tu mane čia atsitapai? Nežinau, tiesiog noriu atitrūkti nuo jų, nes jos pradėjo fantazuoti apie kažkokį tą agurką. Kaip mane nervina. Va būtent. Kokiais dar agurkais? Va būtent. Nei faktų kažkokių pasako, nieko. Ne, tiesiog juokiam. Ja. Tur kažkiek čia agurks. Tiesiog multikų per daug prisižiūrėjo. Sako, dėda, senelis pasakoja. Na tai, supranti, čia tų visokių tų apysakų prisiskaičiusios panašiai apsakymų. Net nebeturi ką daugiau pasakyti ir dabar prisigalvoja apie agurką. Ne, faktų net nepasakė. Bet čia tai graudu jau, nebežinau. Nežinau. Kažkokias neįdomas viskas. Ja, ir tiesiog labai mažvikiškos, tiesiog nei subrendusios nieko, juokiasi iš nesąmonę, apie mamo dar pradėjo kalbėti. Nu tai čia kosmosas, jau kada seniausiai mes apie mamo kalbėjom. Man 8 buvo. Va būtent, ir tai net nebuvo baisu. Na gerai, aš biškį pasinakštukus nuėsiu. Gerai, palauks čia. Kaip aš pavargau, vis nuo tos visos drėgmės. Noriu namojų. Kas buvo, Greta? Ir man bus atrankas buvo. Viskas tvarkoj. Aš jau galvojau, gal tą agurką pamatyti. Eik dar negurką. 52,962 miles and now south from Mount to Ratlam is expected to arrive at 8 hours 15 minutes on platform number 1. Prepare ध्यान दीजिए Mount स्टेशन पर रतलाम को जाने वाली 52,900 Ko čia?
agurką turim. Vakarienai. Koks laužas. Gaila, kad Zefyrų. Alio! Aš čia dabar. Alio, o Eva grįžo iš tualeto su Magrafu. Kas ten? Kur čia toks? Kur čia toks? Jūs klykia, čia nieko nėra. Grunai, čia nieko nėra. Ar tu matai? Ne! O tai kur jos yra? Ką aš žinau, O kodėl jos klykiat? Nu, čia nieko nėra. Grynai. Matai, paprasčiausiai. Šizofrenikės. Grinai. Prisiklausė istorijų. Bet tas agurkas nejuda. Agurkai paprastai nejuda. Jo, ir iš viso net nėra agurka, tai ką aš žinau, ką iš. Bet jisai ten yra. Jo nėra. Nėra. Jo, aš suprantu, kad jūs norit dar labiau išgąsdinti. Dabar pažiūrėk, ar aš atrodau šizofrenikė, ar tu ten nematai agurko, tu man paaiškink. Nu, ten nėra jokio agurko. Nėra jokio agurko. Ten nėra agurko. Nėra. Nėra agurko. Nu, nėra jokio agurko. Kaip tu matėsi, žiūri? Mane, aš bijau, kad jūs mane nužudysite. Ko jūs baimė? Aš suprantu, norit baimėje varyti, bet be reikalo. Ką jūs čia? Alio, bet palaukit, o tai Eva su Magreta. Nu, bleva, visai neblogas. Manau, patiks. Sveiki. Žinot, ką aš radau? Ką? Rytoj pusę šiandien galėsim pradėšėlį. Alio, ta istorija. Agurkas. Nu, čia tik istorija. Kur tu įradai agurką miške? Ta istorija. Agurkas. Jūs suprantat, jis nori būti vienas iš mūsų. Apie ką tu čia baimė? Jis tik nori meilę. Alio, nejokinga. Jis buvo gražus. Mažas. Mielas. Nebuvo joks, baikit vaidinti. Bet dievo mielas. Šlovė agurkui. Alio. Visi esam. O kur mėta? Kur mėta? Nebus tas kontroliai. Dabar aš turiu agurką ir aš matau jo laimę. Niekada nejaučiu.
Ką tu ten darai? Elio, traukis! Agurkas. Puoštė iš pelkių gėlių. O, pažiūrėkit, kokias gražias. Tas eis per upę. Palaukit. Tai va, esam palapiniai. Puoštė. Sveiki. Tokia audra, čia ignai taip žaibuoja. Kosmosas. Nes tarp geltonų. Nebeteina. Toj bus. O reikia išjungti šviesą, kad matytus. O kas čia šviečia dar? Negirdėjau. Viskas gerai. Įkelnis. Nesimato? Ne. Matai, ką? Gerai, yra. Aš žinau. Gerai, yra du. O jas. Aš norėjau jam tik padėti. Nu, stovit gražiai visi. Stovit? Ai, kėlas tapkė. Okay, let's go. We are going. Dabar yra po 6-7. Kaip nuotaikas? Iš karto jūs vakinukais. Žiauriai kujovai išsimegojau. Aš taip gerai mėgojau. Aš visas išlapus buvau pas mane po kilimėlio ir ant kilimėlio balutę. Šiučiu, aš pavargus buvau, dėl to taip gerai mėgojau. Yo, we are going with Evutę. She is looking right. Aš tai taip kebabas. Daug man biškai. Jūs pažiūrėkit, koks didelis. Tai va, guys, atėjom iki pirmos stotelės. Žiauriai siname, tik palaukit. Fotkę šoviau ką tik. Pirmoji stotelė esam. Aš laiką blogai suskaičiau, tai mes dabar visur, tipo, pavyzdžiui, čia valandą sėdėm. Kaip laužus virdė. Žiauriai. Čia patyčios yra. Šiek tiek. Karočią. Tai mes dabar čia 2 valandas realiai turim būt, bet mes jaučiamės tiesiog anksčiau išeisim. Ir ta 4 kilus turim nueiti per 5 minučių, tai biškai. Nu, laiką ne man skaičiuot, visą laiką sakau, kad laiką nesigaudau, tai jo va ir taip ir gavus. That's my home. Aš paneskoju. Pilna vandens.
O taip atrandam. Eisime. Tiesiog. Kur agurks? 3. Jonathanas. Ja. Agurkas ir gamta. Bet graži gamta labai. Ir ta